Sveiki, aš esu Ignas Zakarauskas ir šiandien mokinsimės žarnyno valymo praktikos šanka prakšalana. Pirmiausia, jums reikėtų pasiruošti jai ir tam reikės 2 dienų, kuomet galėtumėt kuo daugiau ilsėtis, kad dienos būtų kuo mažiau krautos protiniu ir fiziniu darbu. Taip pat jums iš anksto reikės pasigaminti maisto, kuris vadinasi kičri. Tam reikės jums nevalytų rudų ryžių, lęšių, sviesto arba lydyto sviesto, taip pat šiek tiek kurkumos prieskonio. Tai reikalinga, kad nereikėtų praktikos metu sukti galvą, kur reikėtų gauti maistų, prieskonių. Taigi, prieš tai jums reikėtų dieną prieš, kuo mažiau vakare apkrauti maistu. Geriausia, kad maistas būtų skystas. Ir prieš praktiką ryte atsikėlus, geriausia, kad dar nebūtumėt nuėję į tualetą. Mums reikės talpos, tai gali būti puodas, į kurį galėtumėt talpinti pakankamai daug vandens su druska. Kokios proporcijos? Rekomenduojama 3 litrams vandens įpilti 25 gramus druskos. Arba, jeigu neturit galimybės pamatuoti, tai gautųsi maždaug 1 litras vandens, nepilni 2 arbatiniai šaukšteliai druskos. Tas vanduo turi būti šiltas, bet ne per karštas, ir jūs turėtumėt turėti galimybę jį pasišilti, jeigu jis atvėstų. Arba šiek tiek įsipilti karšto vandens, dėl to turite būti pasiruošę. Taigi, dieną prieš, kaip minėjau, vakare neprasikraunate maistu, valgote galbūt kažką skysto, nevalgote sunkių produktų, sunkiai virškinamų, ir ryte atsikėlus dar nenuėjus į tualetą, pasiruošėt, ką jums reikia, pašildot vandens, turite pasigaminę košę, kičerį su pakankamai sviesto, galbūt pirmam valgymui reikėtų maždaug dubeniui 50 gramų sviesto, ir sviestas naudojamas tik jau išvirus, nereikėtų naudoti jį verdant arba kepant. Gerai. Taigi, pasiruošėt vandens ir jums reikėtų per kartą jo išgerti maždaug iki pusę litro. Tai gautųsi paprastai 2 stiklinaitės vandens. Vandenį reikėtų gerti atsitūpus, o jeigu tokiai pati negalite gerti, galite atsisėsti ant mažos kėdutės. Pavyzdžiui, tokia yra kėdutė, jūs atsisėdat ir vis tiek galite sėdėti. Taigi, reikia pakankamai greit išgerti. 1 stiklinaitę, 2 išgeriat. Jeigu jums bloga, negalite gerti, vienas patarimas, galite pamėginti gerti su šiaudeliu. Taigi, išgerus 2 stiklines, reikia iš karto atlikti sekančias praktikas. Pirmoji praktika yra sarpasana. Reikia atsigulti, ištiesus kojas, pakelti kelius, įtempti kojas ir rankomis nusistumti nuo žemės. Jaučiame, kaip pasitempia pilvas ir lėtai pasisukam į kairę, tempiasi dešinė pusė ir norim pamatyti savo kulnus. Kulnais tempiamės atgal, į vieną pusę, ramiai kvėpuojam, ramiai kvėpuodami pasisukam į kitą pusę. Ir taip reikia pakartoti į vieną pusę, keletą akimirkų, į kitą pusę, keletą akimirkų, 4 kartus. Pirmiausiai į kairę, vėliau į dešinę. Jeigu to negalite padaryti pakilus, galbūt skauda juosmenį, galite daryti ne sarpasaną, o atsigulus pilnai pilvą, nepakeliant kelių, padėti delnus po pečiais ir atlikti kobros vadinamąjį bhujangaasaną. Pakelti viršų ir pasitempti vieną pusę, pasitempti kitą pusę. Jeigu jums tai padaryti sunku dėl riešo apspaudimo,
galite naudoti atramėlės. Pavyzdžiui, tokias. Taip, sunaudoti atramėlės. Ir patempėt vieną pilvo pusę, kitą. Galite ištiesti tom kojom, su kulnais tempėtis atgal. Svarbu, kad nebūtų diskomforto, be įtampos, kad nereikėtų niekur skubėti, kad aplinka būtų rami. Ir iš karto po šios padėties atlikus reikia atsistoti ir atlikti pasilenkimus į šoną. Padėtis vadinasi Hasto Tanasana. Tokiu būdu suneriami pirštai ir pasilenkimas. Vieną pusę pabuvimas ir vėliau į kitą pusę pabuvimas. Ir taip vėlgi atlikti 4 kartus. Vėliau iškart po reikia daryti padėtį, kuri vadinasi Kati Čakrasana. Tai vadinasi sukimai atsistojus. Rankų ištiesus priekį ir sukate pirmiausiai kairę pusę stovėdami. Ir vėliau sukatės kitą pusę. Įtemptais keliais sukasi liemuo, kojos kuo mažiau sukasi. Vieną, kitą pusę. Ir po šios paties iš karto reikėtų daryti patį, kurį vadinasi Udara Karšasana. Udara Karšasana padėtis, kuomet reikia būti atsitūpus. Ir sukamės, viena koja sukasi kelias link pėdos. Dešinis kelias link kairės pėdos. Su kairė ranka stumiu kairį kelį dešiniau ir sukuosi kairę. Vieną pusę pabūnu, grįžtu ir kitą koją. Leidžiasi kelias link pėdos, su dešinė ranka stumiu kelį, o pats sukuosi dešinę. Irgi, kuo mažiau įtampos, švelniai. Ir taip pabūnat keletą akimirkų vieną pusę. Ir pabūnat keletą akimirkų kitą pusę. 4 kartus. Jeigu tokios paties negalite daryti dėl kelių, galbūt negalite pritūpti, galite pamėginti daryti šitiek pasiaukštinę save, sėdę ant kėdutės. Reikia šitiek daugiau pasilenkti. Arba vietoj šios padėties atlikti kitą praktiką, kuri vadinasi Vakrašana. Gerai? Tokiu būdu. Sulenkiam koją, kairę. Ir pėdą ties keliu. Rankos šonu, pasinam kairę plaštą už savęs, o dešinę ranką apliupiam keliu. Pasisukam vieną pusę, žiūrim savęs. Sulenkiam pėdą ties keliu, ranką už savęs pasinam ir permetam ranką. Pažiūrim už savęs, ramiai kvėpuojam per nosį. O tokiu būdu atlikti taipogi 4 kartus. Ir vėliau tikėtina, kad dar nenorėsite tualetą ir reikėtų dar kartelį gerti. Vėl išgeriate 2 stiklinės vandens ir kartojate visus pratimus. Galbūt dar vieną kartą reikės įgerti. Ir taip, nuo žmogaus priklauso, vieniem 3 kartus pakartoti reikės, galbūt 4 ir kartoti pratimus. Kol užsinorėsit tualetą. Nuėjus tualetą, geriausia tualete likti reikalus esant tokioj padėty. Bet jeigu nėra galimybės, jūs galite sėdėti, pakėlę šitie kojas, padėjime ant kėdutės, pavyzdžiui, ir iškart kojas bus aukščiau ir sėdėsite su keliais pritrauktais, tam, kad žarnos įgautų kampą palankesnį valymuisi. Taigi, ir taip viską tęsia tol, kol pamatot, kad turinys šviesėja, kol galiausiai bėga tik tai vanduo. Taigi, atlikus
praktiką išgėrus skystį. Matote, kad jeigu švarus vanduo, dar keletą kartų galite pamėginti atlikti kompleksą, tą patį, ką darėte. Taip, sugulus, pasukat, stovėt ir viską kartojat, net jeigu negeriat. Taip? Ir pastebėt, kad daugiau vanduo nebėga, tada reikėtų prasplauti skrandį. Jeigu praktika buvo ilga, tai ne 3 kartai, 8, daugiau kartų gerimo vandens, tuomet reikėtų praplauti skrandį su šiltu, bet jau nesūdytu vandeniu. Reikia pripilti kokį 1,5 litro vandens šilto ir gerti kuo greičiau, išgerti tol, kol atrodo, kad daugiau negalite gerti, arba jau norisi vemti. Ir skrandį plauti, praplauti tokiu būdu reikia pasilenkti, su kairė ranka spausti pilvą, o su 3 pirštais, smėlim, didžiojo pirštų bevardžio, reikia kišti ir dirginti palei žuvį žemyn. Ir tokiu būdu atsiranda refleksas ir skrandis atsileidžia ir traukia ir vemėt. Tokiu būdu reikia kartuoti tol, kol jau daugiau vandenų nebėga. Ir po reikia atlikti nosies valymo procedūrą. Tai pro vieną nosies pusę, kitą nosies pusę ir gerai išpūsti nosį. Paprastesnis variantas, šis variantas pilnas. Taip? Jeigu vandens išgersit, nežinau, 5, 6, kai kada negi 8 litrų reikia žmonėms išgerti vandens. Tai paprastesnis variantas yra pasimerius tik tai kokią 1,5 litrų vandens ir jums reikės tik tai 3 kartus pakartoti. Tai vadinama trumpoji valymo praktika, kurią galima daryti dažniau, galbūt net kartą į savaitę. Pilną praktiką šanka prakšalaną rekomenduojama daryti 2 kartus į metus ir geriausiai perinant sezonus, kaip pavyzdžiui šiuo atveju, iš žiemos į pavasarį perinant. Atlikus praktiką reikia ramiai pagulėti, bet nemiegoti. Galbūt kokią pusę valandos. Ir vėliau atsikėlus, po pusės valandos reikia pradėti valgyti pasigamintą patiekalą, kičerį. Atsiminkit, turi būti pakankamai daug sviesto ir reikia privalgyti jo. Nereikėtų po gerti, nes galite sutrikdyti procesus, nes visi tos medžiagos, tiek lęšiai skirti, kad būtų maistingų medžiagų, tiek ryžiai, kad atsirastų daugiau gleivių, taip pat sviestas, kuris padengtų išplautas žarneles. Po to, praėjus kokiam 2 valandom, galite atsigerti ir kuo daugiau reikia ilsėtis, bet nemiegoti. Vakare reikėtų dar kartelį pakartoti ir suvalgyti tokios košelės. Daugiau instrukcijų, kontraindikacijų, prieš parodymai ir galima nauda, žiūrėkite video pabaigoje. Ačiū, kad žiūrėjote žvyryno valymo pamoką ir iki kitų kartų.